I'm very happy to introduce Arab Culture Week. This project is one of these good practices which brought all three main sectors together. I mean, civil society organizations, business sector and local authorities. This cooperation formed three main activities which helped us to reach different parts of our society. By the help of documentary movies, photo exhibition, it led us to show the small part of Arab daily life. By involving civil society organizations, it led us to observe causes and chain of Arab Spring, and especially pointing out all these alternative media role in it. I do believe that this Arab Culture Week, it's an excellent event because it gives the opportunity to come together and to speak about future development within this Europe-Arab cooperation frame. And it offers the chance also to come up with the outcomes of the Tunis Exchange Forum organized by the Anna Lindh Foundation in Tunisia. Yesterday we spoke a bit about intercultural dialogue and the spaces that the NGOs would have in developing intercultural dialogue frames, while today we are coming back with the recurrent theme in this Arab Spring revolutions is the social media and how the social media contributes then to democratic development. Aš manau, kad šitas renginys tikrai bus naudingas ir tikrai prisidės prie dvišalių bendradarbiavimo plėtojimo tiek verslo sektoriui, tiek ir nevyriausybiniam sektoriui. Ko gero, vienas iš svarbiausių Lietuvos Annos Lindh tinklo uždavinių tai būtų organizuoti daugiau tokių renginių, kad įtraukti kiek galima daugiau tiek pilietinės visuomenės, tiek verslo, tiek galbūt akademinio pasaulio atstovų į šį bendradarbiavimą. Ir, žinoma, reikėtų stengtis tokius renginius organizuoti ne vien Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos regionuose. Mano giliu įsitikinimu, arabų pasaulis, artimieji rytai ypatingai, tai yra vienas iš perspektyviausių regionų. Šitame regione Lietuva ir Lietuvos verslas, aišku, nėra daug žinomi, tam yra ir objektyvių priežasčių. Bet didžiausia ir svarbiausia priežastis matyti tai dėl to, kad ten mes ne per dažnai esame. Būdami ES šalimi, mes galėtume ir turėtume save pristatyti kaip rimtą bendradarbiavimo partnerį. Tai padėtų ir politiniam, ir kultūriniam bendradarbiavimui, moksliniam techniniam bendradarbiavimui. Todėl aš kviesčiau aktyviau, energingiau eiti į tą pasaulio dalį. Lietuvai reikia globalizuotis. Lietuvai neužtenka būti tik tai prie buvusios Sovietų sąjungos arba būti Europos sąjungos dalimi ir partneriu. I strongly believe that Arab Culture Week won't be possible without help of Council of Europe and Anna Lindh Foundation. From my point of view, these are organizations, these institutions who are helping to open the door for Euromed cooperation, for bringing different societies together. Especially if we are talking about most active part of our communities, civil society.